po pusryčių susiruošę, daiktai jau sudėti, lagaminai išnešti. Aš noriu pasirodyti, kaip šiandien atrodysiu. Šiaip norėjau šiandien būti su suknele, bet nežinau, ar matosi, vakarykštis mano įdegis. Tai šiandien pasirinkau jau uždaresnę aprangą. Viskas, pabaigėm susirinkti paskutinius daiktus. Ir einam į autobusą, važiuojam į kitą miestą su visais daiktais, čia nebegrįšim jau. Šiandienos mūsų ekskursija prasideda Pueblo mieste, išvertus tai yra angelų miestas. Ir mes keliaujam į didžiausią miesto katedrą, tarp kitko į berods Meksikoje yra antra pagal dydį, taip skaičiuojama. Ir šiaip čia labai gražus fasadas, iš toli labai spūdingai atrodo, iš arti irgi. Mūsų ekskursija Pueblo mieste prasideda nuo šios katedros, tikrai labai įspūdingas altorius, arkos. Gaila, kad telefonas neperteikia to grožio, to įspūdžio. Iš tikrųjų, kokios detalės, kiek jų daug, kokios gražios, kaip išraiškingai atrodo. To grožio centre matom Mariją ir pastebėkit, kad ten yra tokia mėlyna, labai įspūdinga suknelė. Pasirodo, ta suknelė per metus pakeičia 4 kartus į skirtingom spalvom pagal metų laikus. Tai išgirdom, kad gali būti mėlyna, juoda, o kitų spalvų nebeišgirdom. Vingiuojam Pueblo gatvelėmis, dabar priėjom tokį kaip pasažą, parduotuvių alėją, bet matot, kokie gražus visokie balkoniukai, vitražai. Šiaip Meksikoje yra labai daug visokių bažnyčių, katedrų, žodžių, šventų vietų, daugiau negu 8000, tai čia kur eisi, ten atsidursi į kažkokią šventą vietą, tai mes vėl artėjom prie vienos iš jų. Ir čia matom seniausią Amerikos ir Pietų ir Šiaurės Amerikos žemynuose biblioteką, kuriai beveik 400 metų. Ir va taip autentiškai jinai atrodo. Neleidžia mums arčiau kažkodėl prieiti. Stop mašina. Visi iš šono pažiūrim, pasigražim. Ir vis dėlto leido mums čia užeiti ir į vidų. Galim iš arčiau viską apžiūrėti. Knygos šiandien, matot, uždarytos, sugrupuotos iš visų pusių. Kokios gražios detalės, medinės, turėklai, visokie laikikliai. Tikrai įspūdinga. Didelė iš tikrųjų. Čia už stiklų yra eksponuojamos pačios brangiausios knygos, vertingiausios. Jų čia eksponatų yra iš tikrųjų daug. Aišku, aš čia visų jų ir neparodysiu. Ir turbūt, kad nelabai ką mes čia ir perskaitysim. Knygų įvairovė labai didelė. Ne viską mes čia iš tikrųjų suprantam. Galim tik tai pasigrožėti, užfiksuoti. Prisiminimą išsaugoti. Ieškom tos brangiausios knygos, bet taip nesuprantam, kuri. Ir atradom brangiausią knygą, tai yra Niurnbergo kronikos. Šitų knygų per visą pasaulį yra berods 50 vienetų. Ir išskirtinė yra tuo, kad kiekvienas paveiksliukas, kiekvienam puslapį buvo nuspalvintas rankom. Tai aš juokauju Aivarui, kad aš galėčiau čia būti darbinta tos knygos spalvintoje. Kas jau mane stebi, tikriausiai žinot, kad aš žiauriai mėgstu mandalas spalvinti. Taip aš Meksiką ir įsivaizduoju, pažiūrėkit, kokias gražios gatvelės. Jau čia įsivaizduoju, kaip einu fotkintis, tai jeigu norit Instagram'e stebėti visko pirmieji, susiraskit mane ir storiuose visas nuotraukas pamatyti. Gražu. Einam ieškoti savo grupės, nes po to dar turėsim laisvo laiko, šiek tiek, man atrodo, mes čia dar pareisim. O čia matome gražiausią pastatą visojame Pueblo mieste. Kiek daug gražių architektūrinių detalių ir tas sinchronas iš tikrųjų žavi. Tie visi tokie kolidoriukai, balkoniukai, laiptukai, mankrinai, kaip iš Telemundo Presento filmų. Tas fontanas apačioj čia kaimynai gyvenim sverda, o Marija Delbarijoje į namus kažkur lipė viršų. Šiuo metu čia yra muziejus ir mes užlipom į 3. aukštą, matot, kaip įspūdingai išpuošta. Ir 3. aukšte gyveno tik turtingieji, nes 3. aukštas buvo šildomas, o 1. aukšte gyveno pagalbinis personalas, tarnai. Vietus net pridusiu, kol užlipam taip greitai. Aš jaučiuosi čia kaip aukštuomenės ponia dabar. Aivarai, parodyk mano kiemelį iš apačios, kur mano tarnai gyvena. Vat fontanėlis neveikia, nes nenusipelnė jie šiandien.
Ir einam, aš parodysiu greitai kambarys. Matot, kokie mano autentiški ir gražus namai. Čia vat, kai norėdavau tiesiog pailsėti ir kad niekas man netrukdytų. Mano svetainė, kur tiesiog valgydavau pietus. O pro langelį galėdavau išeiti pažiūrėti, ką miestiečiai visi veikia. O dabar laikas turgeliui vietiniam, bet čia viskas pradeda kartotis, gal šiek tiek atspalviai kitokie. Jau net nebesinoriu čia dairytis iš tikrųjų, nes čia nieko naujo ir nebepamatysim. Nu va, turgeliai, va, tokiom gatvėm, spalvingi. Iš tikrųjų, mums čia sakė susirasti turgelį, paragauti jų vietinių saldumynų, bet čia kol kas tai tikrai ne tie. O, radau, ką mes jau kažką nupirkę esam. Kadangi dabar mums yra duotas porą valandų valgymui, žinokit, užmačiau tokias spalvas, va kaip patraukė, ne? Ir būtinai einu pažiūrėti, gal kažką rasim ką pavalgyti skaniai. Kažkaip labai nešvaru pasirodė, tik tai geltona spalva mane patraukė. Einam toliau, ieškosim gal kažkur kitur. Kas yra Meksika? Tai va tokias spalvotas gatvelės, ane? O tai gal 3 pasiemam? Galim 3. Turi 10 tų? Ne, nebeturiu kišenį nieko. One more. 3. No. 6. Onion. No spices. Na, kalbėsi ką? Žodžiu, tai pirštais išsisakinėjom, tai va, parodė, ką Aivar jau 3 daro, gal net vienas jau iš jų ir mum. Čia tokie vietiniai takai. Man labiausiai patinka tos tokius vietinius. Einame, užsimkim gatvį į vietą. Pažiūrėkim, čia tokia gražiai gatvė mes valgysim. Tadam! Rankom pirštais užsisakėm, žodžiu, Ivariuks jau skanavo, sakė, vakar buvo geresnis, bet kaip už euriuką, tai manau, kad labai bus liuksiškai. Va tokia man yra Meksika, kur tos spalvotos gatvės ir vietinės takai, načios, kasedilijos ir visa kita. Skanaus mum. Mūsų gidė atvedė į šitą gatvelę pasigrožėti, pažiūrėti ir palaukėm, kad nebebūtų turistų, grįžom atgal pasifotografuoti. Tai kaip visada, visas nuotraukas patys pirmieji galit matyti Instagrame Brigapo. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Nu, matom meksikietišką higieną. Bitutės medų kopinėje. O čia čiūros taip atsiranda iš tokio didelio čiūros rinkinio. Sukarpamos ir mažytėm tampa. Nu va, man viena čiūrytė, keičiamės. Aš 10 pesų, tai 5 centų vieną. Labai riebi. Paprašiau, kad cukraus nedėtų. Tai tiesiog beskanus skonis, nu tas minkštumas, kietumas, visas sudėtis tikrai labai skani. Čia va dabar kokią karštą šokoladą tikto. Kadangi turim laiko pasivaikštinėti, vieni patys su Ivariuku, pažiūrėkit, kaip iš filmų jaučiuos, vadova tikrinai jaučiuos kaip meksikietiškose filmuose. Žiūrėkit, va toksai vietinis jų kiemelis. Grinai Mariela del Barrio. Kaip Brigitėlis be ledų, tai dabar braškinis skonį pasiėmiau, nes sako tik šokoladinis. Ir gracias. Alala. Nu, man labiausiai tai patinka šitie ne raudonio, o geltonio autobusiukai, tik čia toj pabandys parodyti. Tokie fainurkos. Aišku, yra ir raudona, jeigu norite, į raudoną galima lipti. Ir šiandien mūsų ekskursinė diena eina į pabaigą. Jau sėdim autobuse. Ir važiuosim dabar netrumpai. Tai aš jau užsidėjus ausinukus, kad man netrukdytų, jeigu gidė šnekės kažką.
ir grožiuosi kol kas vaizdais pro langą, bet jaučiu, kad tuoj miegosiu. Na va, Brigita jau dedi į akį, o aš dar vis grožiuos vaizdais. Pabudu ir iškart valgyt noriu. Gerai, kad ir traškučių nusipirkus. Ką tik buvom sustoję vietiniai pakeleiviai degaliniai, tai aš nusipirkau želę su vaisiais, čia greičiausiai gal mango gabaliukais, tai šitas indukas eurą kainavo ir Aivaro kavytė juoda irgi euriuką. Tai truputį atsigaivinimui kelionės metu, nes šiandien autobuse praleidžiam kokias 7 valandas iš viso. Ką tik paleido mus iš autobuso, mūsų lagaminus nuveža vyriškiai tiesiai į viešbutį. Mes dar įlindom į parduotuvę apžiūrėti, ką galima nusipirkti maisto, nes pasirodo rytoj jo nebus kur gauti, reikia pasirūpinti per šiandien ir rytojaus rytą, kad žinotumėm, žiūrėk, eina su lagaminais, gal ir mūsų dar nenuvažiavęs, galim pasiimti patys. Nu, žodžiu, einam žiūrėti čia, kas per situaciją, čia yra reikaliukų. Nusprendėm, kad bus greičiau, paprasčiau ir pataupysim jaunųjų vyriškių sveikatėlę, patys savo lagaminus nusivešim, nes tiesiog autobusas negalėjo privažiuoti arčiau, dėl to čia taip ir gavosi, rytoj nebus kur pavalgyti, tai turim patys kažką nusipirkti. Tai taip ir dairomės, kur čia ką įsigijus, bet šiaip tokiam esam tipiniai vietiniai gatveliai, kažkaip nelabai čia jauku vaikštinėti. Ir štai mūsų jau viešbučiukas, bandom kažkaip per gatvę pravažiuoti. Čia toksai įėjimas. Nu, jau čia toksai atrodo senovinis labiau negu prieš tai, kur ką tik buvom. Čia taip mūsų viešbutukas jaukiai atrodo. Bet kažkaip laukia nėra šilta, kad norėtum dar į tą baseiną iššokti. Ieškom 113 kambario ir kur čia turėtų jau būti kažkur. Va, jeigu aš gerai pažiūrėjau. Pirmis kartų pamatysim iš karto, kaip čia kas atrodo. Nu, man patinka tos jų didelės lovos. Oi, tokia mediena. O tai kur dušas? Jaučiu, kad čia. Nu, toks jau labai, sakyčiau, buitinis variantas, bet mums permiegot nėra skirtumo. Svarbu, kad šilta. O mes neiškentėjom, miegot nesirašėm čia su vištomi gaidžiais, mes norim su polo neįsimiegot. Eidavo kaitinam į miestelį, keturiese ir ieškom ko nors, nežinom patys ko. Va, ėjom priėjom turgelį. Katedra, ją rytoj atves mumis gidė, daugiau papasakos apie ją. O žiūrėkit, kokia šašliukai, ūlele. Nu, kaip skaniai atrodo. How much? How much? 100 pesos. Liepė mangų būtinai paragauti. Hola. How much? 30 pesos. 30. Uno? Nu, 30. Ai, va, tiek piniginės reikia. Oi. You're so cute. Kokia fainulka. Va, kaip man pjausto. Kaip gražiai man čia visą paruošė. No, thank you. No čilito. Porą žodžių į mano mikrofoną prašyčiau. Kur jūs randatės? Ko gali norėti daugiau iš gyvenimo? Kažkur muzika groj, kažkur kitam pasaulio gale mangas, ką nuvalgai. O čia vadam tuoj potkinamės. Welcome to Mexico. Žodžiu, mes norim natūralių poterių. Prašom visiems pamatyti, kaip mes vakarienės valgom. Ne kažkokiuose prabangiuose restoranuose. O tiesiog, va, dabar laukiam 5 takų už 7,50 €.
Tai 1,50 €. Iš karto žino, prie ko padėti. Va, kokia mūsų porcija, už 7 € spėjom, ką norėt. Va, mes visi po vieną paragausim, Aivars kažko įtartinai žiūri. Tiek va šito. Čia galima va padažiukų laimą įsispaus, nu viskas kaip priklauso. Skanaus ragaujam, Aivarai. Laukiu, aš laukiu. Nu, skanu. Šiaip biškai padažą truktų, sausoką, bet aštrus nenoriu. Ir mūsų dienelė baigėsi lovytėse, Aivaras jau nusiprausęs guli, aš dar tik ruošiuos. Tai ačiū, kad žiūrite, laukiu jūsų laikų, komentarų ir šiandien sakau labanaktis ir iki rytojaus.